Paleisim testą su naujausia programa Crystal Disk Mark. Standartiškai būna 5 ciklai, bet dėsim vieną. Galim dėti pradžiai 1 GB reikšmę. Diskas yra visiškai tuščias, buvo išvaipintas. Jame nėra senos informacijos. Svarbiausias testas tai būtų sequential pagal eiliškumą, kaip greitai rašo. Nes tas testas rodomas visur ant kaip marketingo tikslais didesnis skaičius greičiau rodo. Tai pamatysit, kaip greitai gali 1 GB informacijos įrašyti ir nuskaityti. Pirmiausia bus rašymo greitis, antras testas bus, pirmas yra skaitimo, antras yra rašymo. Greitis yra visai neblogas, 285 MB, bet tai yra tik dėl to, kad yra prijungta dabar per SATA 2 jungti pagrindiniai plokštei. Jungia jį taip pat SATA 2 kabelis, bet kad išgauti greitesnį greitį reikia jungti į SATA 3. Pagal techninę specifikaciją deklaruoja apie 500 MB skaitimo ir rašymo greitį. Paleisime dar kartą visus bendrus testus. Testo rezultatai išties yra visai neblogi. Būtų dar geresni, jeigu tai būtų prijungta į pagrindinę plokštę SATA 3 jungtį. Galim dėti didesnį, pavyzdžiui, kad ir 8 GB, didesnis failas, didesnį greitį parodys. Testas gali trukti šiek tiek ilgiau, bet rezultatus netrukus pamatysim. Greitis labai panašus toks, koks buvo ir su 1 GB. Gavom rezultatus. Galima dabar tik tai palyginti.